Sveiki, aparatūros fanai! Tai šiandien kalbėsim apie kolonėlės, apie prieštaringai vertinamas kolonėlės. Tai Monitor Audio. Monitor Audio kompanija yra tikrai su giliomis tradicijomis ir aš papasakosiu apie senas savo pirmasias Monitor Audio kolonėlės, nuo ko prasidėjo mano kelias ir vienu metu buvau tikrai Monitor Audio fanbojus. Dabar savęs tikrai tokiu nepavadinčiau. Bet tikiuosi bus įdomus video, pažiūrėsime, kas šių kolonėlių viduje, padarysime, manau, matavimus, pasakosiu savo patirtis, kadangi šio gamintojo kolonėlių tikrai esu bandęs nuo pigiausių iki pačių brangiausių, tai tikrai, manau, bus naudingas video. Nepamirškit parašyti komentarą apie savo patirtis su Monitor Audio, paspausti like, prenumeruoti kanalą, projektus galit paremti Patreon, PayPal. Na ir važiuojam. Pakalbam apie mano istoriją su Monitor Audio. Tai istorija prasidėjo taip. Šios kolonėlės atradau 8 metai atgal maždaug. Nepatikėsit, su kokiu stiprintuvu jos užgrojo. Jos užgrojo su Denon AVC A10 SE. Tai tada jau šokęs buvau į high-endinį lygį receiverių. Denon AVC A10 SE yra laikomas tų laikų aukščiausio modelio Denon receiverių stiprintuvų, kuris puikiai skambėdavo ir kaip stereo, ir kaip daugiakanalis. Tai pirmą kartą išgirdęs šias kolonėlės su tokiu stiprintuvu tikrai buvau nustebęs, kadangi garsas buvo labai detalus, moteriškas vokalas ten mane sužavėjo, atsimenu, klausiau. Bet kas dabar pasikeitė? Ogi dabar pasikeitė, nostalgijos vedamas vėl nusipirkau ir spėkit, ar skamba? Ne, kadangi išlavinau klausą, pažengiau tuo keliu daug toliau į viršų, atsirado supratimas, kaip turi skambėti teisingai, girdėjau daug įvairių sistemų, tai šios kolonėlės tikrai manęs nebenustebino, nes vat kaip būna, kai esi vedamas nostalgijos ir galvoji, vat, turi skambėti ir taip toliau. Ot nė velnio. Dabar pažiūrėkime, iš ko jos sudarytas, pakalbėkime apie pačius korpusus, apie garsiakalbius, mano kitas turėtas Monitor Audio, pažiūrėsim, kas viduje ir tada eisim atlikti matavimų. Tai pačios kolonėlės, kaip matot, yra tokio dizaino, tai 2 juostų, ar 2,5, ne, čia skaitosi 2 juostų, vidutinių dažnių garsiakalbis ir aukštadažnis. Kaip matot, vidutinių dažnių garsiakalbis popierinis. Na, kolonėlės šios yra 90 metų, 90 decibelų jautrumo. Kupoliukas yra priklijuotas, jisai nevaikšto su garsiakalbio membrana ir turi gumas, pakabas, kurios nėra degraduojančios, tai Monitor Audio tikrai gali drąsiai pirkti. Jeigu buvo normaliai eksploatuojamos, normaliomis sąlygomis, nelaikomas ant saulės, tai tikrai didelė tikimybė, kad juos atgros, atsibos ir išmesit ir niekad neremontuosit ir nekeisit. Vieno dalyko trūksta šiom kolonėlėm, tai ant aukšto dažnio originaliai turi būti auksinės tokios grotelės, tai čia jų nėra. Kaip matosi, kupoliukas irgi šiek tiek turi tokių palankstimų, greičiausiai tos grotelės senai buvo nuimtos ir greičiausiai nuo medžiaginių grotelių. Gal kažkas buvo prisilietę, prispaudę. Na, garso tikrai neįtakoja, skamba kaip turi skambėti. Buvau išardęs, pramatavęs romus, viskas su jomis gerai. Keisčiausiai, kad gamintojas deklaruoja, kad šios kolonėlės yra 9 ohmų, berods kiek žiūrėjau. Na, tai einam, ardom, žiūrim, kas viduje. Ir tada toliau aptarinėsim, papasakosiu, bus labai, manau, įdomu. Varžtelius atsukau, tai žvilgtelkime viduje, ką pamatysim, ar nustebins ar ne. Na, kaip matote, garsiakalbiai atrodo taip, pats korpusas garsiakalbių plastmasinis, tikrai nekvepia labai aukšta kokybė. Ryte, kaip matot, irgi nėra didelio diametro. Sakyčiau, toksai pigutis garsiakalbis, tikrai ne iš brangiųjų. Šitą priekinę plastmasinę sienelę irgi tikrai kokybės, manau, neprideda. Apžiūrim dabar aukštadažnį patį. Aukštadažnis. Na, magnetas didelis,
bet irgi tikrai nėra čia iš labai kažkokių super kokybiškų garsiakalbių, tik tiek, kad matau, yra tarpinės, viskas kaip turi būti. Dabar žvilgtelsim į pačias dėžes. Tai aš dėžės jau buvau praardęs ir pakeičiau elektrolitinius kondensatorius joms, įdėjau kondensatorius plevelinius, Vimas nebrangius. Kaip matote, kaip kolonėlės filtras atrodo. Tikrai nekvepia kažkokia ypatinga kokybė. Kolonėlės, žinant, kad yra 90 metų, tikrai norėtųsi kažką rasti geresnių komponentų. Dabar gaila neatrasiu to elektrolitinio kondensatorių, parodyčiau, tai labai nustebtumėt. Tai dėžės pačios irgi, tikrai nėra kokybiškos, kaip matot, nėra nei dampinguota, nei nieko. Tai tikrai kolonėlės nėra kažkokios super stebuklingos kokybės. Aišku, daug gamintojų jau 90 metais buvo nuėję šituo keliu, kad gaminti kuo pigiau, optimalizuojant gamybą pačią. Bet nežinau, man tokia filosofija. Kaip sakau, kai pradėjau eiti tuo keliu, tikrai nustebino, tikrai atrodo skambėjo. Bet dabar, kai išbandžiau šimtus kitų gamintojų kolonėlių, tai tikrai šis skambesys man tikrai neatrodo teisingas. Eisim dabar surinksim ir atliksim matavimus. Pirmą gal pramatuosim tos šybos, pasižiūrėsime, dar nematavau su naujų matavimų savo mikrofonu. Ir tada pramatuosime šitas kolonėlės, pasilyginsime matavimus. Esu ištraukęs grafiką originaliai, ką deklaravo gamintojas. Tikrai, manau, bus įdomu. Po to atliksim testą ir papasakosiu apie visas savo turėtas monitor audio kolonėlės, išvardinsiu modelius ir papasakosiu savo pastebėjimus. Susireguliavau visą įrangą, tai dabar metas padaryti šiek tiek matavimų. Pradžiai pasidarysime testą su to šibomis mano SS41, tai pradedam testą. Viskas atreguliuota. Štai, kaip matote, ką išmatavom, tai dabar pajungsime 1.6 gluotninimą. Prieš tai, kas sekėte mane iš kitų video, buvau minėjęs apie gluotninimą. Visi dažniausiai, kai matuoja, naudoja 1.6 gluotninimą. Ir ką rodo dabar? Kaip matote, atkuriamas žemas maždaug nuo 30 Hz iki 20 000. Ir pati dažninė tikrai labai gluotni, tiesi. Yra tik tai keletas duobučių iki 5 decibelų maždaug. Tai tikrai viskas yra tvarkoje, aišku, dar tai įtakoja kambario rezonansai. Turiu dar minčių su to šibomis, bet apie tai, manau, pakalbėsime kitą kartą. Tai dabar einam, statom į vietą monitor audio, kadangi įranga jau yra atreguliuota, ir pramatuojam šias kolonėlės. Tada aptarsim rezultatus ir pakalbėsim apie šią firmą. Monitor audio MA202 jau paruoštos matavimams, tai dabar einam, pramatuojam ir palyginsim su mano to šibom, aptarsim, tada pakalbėsim apie pačią kolonėlių daugiau istoriją, apie niuansus, skambesį ir kitus visus fainus dalykus. Matuojam. Tai padarom dabar 1.6 gluotninimą, kaip ir ant to šibų. Štai, kaip matote, dažninės matavimai atvaizduoti ekrane, programoje. Tikrai atrodo viskas labai puikiai, labai gluotniai. Čia pora duobučių kaip ir ant to šibų, tai čia kambario rezonansai. Esminis skirtumas yra toksai. Kaip matote, žemą pradeda gruoti nuo kažkur 40 Hz rodo, bet pats žemo dažnio atkūrimas yra 5 decibelais ir vietom netgi 7 decibelais žemesnis negu to šibo. Tai garse būtent klausančių kolonėlių ir girdisi, kad trūksta to žemo. Nėra labai gilaus atkūrimo žemo dažnio. Ir tas trūkumas tikrai jaučiasi garse, toksai atrodo, kad viduriai labiau paryškinti ir aukštas labiau rėkiantis. Būtent dėl to, kad nėra puikaus tonalinio balanso, kadangi žemas dažnis, kaip matote, yra atkuriamas tyliau.
Aišku, tai gali būti, kad čia yra kas atvaizduota grafike, labai įtakoja gal ir dėžės, nes dėžės, kaip matėte, tikrai nėra labai kažkokios kokybiškos, nėra dampinguotos. Galimai ir tai gali įtakoti tą žemo dažnio trūkumą atkūrime pačiam kolonėlių. Tai va tokie va matavimai, dabar einam prie kitų smagių dalykų susijusių su monitor audio. Ar groja monitor audio? Tai pakalbėsim apie visus modelius, kuriuos man teko turėti, aptarsim trumpai, pakalbėsim aišku apie skirtumus. Tai šios monitor audio 202 modelio kolonėlės aš vertinčiau taip, kaip pačios prasčiausios mano turėtos monitor audio. Kai turėjau pirmą kartą, kai buvau tik pradėjęs žengti šituo keliu muzikos atradimų, tai tikrai buvo kažkas. Dabar ne. Už panašią kainą ar yra geresnių monitor audio? Taip, yra MA14 modelio su dviem mid-boss garsiakalbiais ir vienu aukštadažniu. Na, tai 2,5 juostos, tai tikriausiai vienas žemadažnis, vienas mid-bossas ir aukštadažnis. Tai jos visą galvą aukščiau groja negu šitos šio modelio kolonėlės. Šitos yra labai žanrinės 202 modelio. Su jom puikiai neblogai tikrai skamba vokalas, jeigu mėgstate akustinės gitaras, bliuzą, galima klausyti, atitaikius stiprintuvą. Pradedant, manau, eiti šiuo keliu, nėra pats blogiausias pasirinkimas šioj kainų kategorijoje, bet tai tikrai nėra tos kolonėlės, su kuriuom galima gyventi labai ilgą laiką ir norėtųsi gyventi. Tai paskutiniai vietoje, ką suturėjęs, prieš tai kalbėjau apie MA14 modelį, tai jos visą galvą man yra aukščiau, nes jos geriau groja žemą ir daugiau žanrų muziką galima klausyti per jas. Toliau pradedam prie sąrašo, kurios man patiko. Pagal kainą tokia vidutinė iki 500 € esu turėjęs RS6 modelį, senasias. Tada labai klausiau tuo periodu daug Leonard Cohen, daug įvairaus vokalo, džiazo, įvairios tokios instrumentinės muzikos, labai daug gitarų. Tai ko gero geriausias kolonėlės, kokias esu turėjęs, klausyti akustiniam gitarom ir specifiniam balsam ir vokalistams. Tai tikrai man patiko, atitaikius stiprintuvą RS6 buvo gan neblogas pasirinkimas, kai buvau tam tikrame lygyje. Dabar ar norėčiau turėti? Galėčiau turėti RS6, kažkur pasiklausyti karts nuo karto tam tikrai muzikai. Na, jos jau groja įvairesnę muziką, tik tiek, kad RS6 labai buvo lepnios garso įrašo kokybei. Jeigu įrašas buvo šiek tiek prasčiau įrašytas, senesnis, tai visiškai buvo prastai su tuo dalyku. Na ir pakalbam apie mano turėtas geriausias monitor audio. Tai turėjau GS60, esu girdėjęs GS20. Tai GS60 super detalios, galima tiesiog girdėti orą tvyrantį kūrinio atkūrimo vietoje, kur buvo scenoje ar studijoje. Visiškai neatlaidžios įrašams, gan neblogai grojančio žemą. Na, tai tuo metu GS60 buvo aukščiausias modelis, jos kainuodavo dabar, ar bijau sumeluoti, ar 12 000 litų, kažkas tokio buvo. Bet jeigu klystų, galit mane pataisyti. Tai tikrai buvo geriausias iš monitor audio, ką turėjau, ir brangiausias, aišku, esu girdėjęs ir Platinum serijos parodose. Bet ar norėčiau turėti geriausias dabar iš tų, ką turėjau vėl? Nemanau, kad norėčiau. Man, jeigu taip turėti, tai jaučiu RS6 pasirinkčiau, o GS jau ten yra super neatlaidžios įrašam, super detalios. Galėčiau lyginti gal su Focal Electra 926, kurią esu turėjęs, bet Focal Electra visą galvą yra aukščiau, tikrai visiškai negali stovėti vienas šalia kitų. Tai va, tokia mano nuomonė apie monitor audio. Jeigu kažką įžeidžiau, tikrai nepykit, matot, aš jau daug dabar labai girdėjau tų kolonėlių, labai pats turėjau, tai man pavyksta puikiai viską susidėlioti, nes kiek kolonėlių turiu, tai išbandau su labai daug stiprintuvų. Aišku, tai mano nuomonė, kiekvieno žmogaus ausis yra skirtinga, tai tikrai nepykit, jeigu kažkam patinka, mėgaujatės, tai tikrai neskubėkit keisti, klausykitės ir džiaukitės muziką.
Dabar atliksime trumpą audio testuką, patestuosim šias kolonėlės su mano Thule IA150. Naudosim Cambridge Duck Magic Ducką. Tai paklausom testuką. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit parašyti komentarą, paspausti laiką. Projektus galit paremti Patreon, PayPal. Na ir pridėsiu banko sąskaitą. Iki.